Šiandien meistro rubrikoje pakalbėsime apie termoprofilius, kam jie skirti, ogi tam, kad pro jūsų langus nešvilptų vėjai ir neitų šaltis į jūsų namus. Tad, kad tai padarytumėte teisingai, reikia žinoti keletą niuansų, apie kuriuos aš ir pakalbėsiu. Montavimas, aišku, prasideda nuo matavimų. Visų pirma, įsimatuojam šonus, juos prisimontuosim, susiklijuosim, o tik tada montuosimės viršų. Taip yra teisingai ir taip reikia daryti. Matuoji iki saramos, nuo pamato, aukštį. Tai šitie termoprofiliai yra apie 2,70 m, bet jeigu jums reikia didesnio profilio, tai galite susijungti. Yra padarytos tokias jungtis, čia įgilinta, o ten yra išstumta ir jos kaip lego kaladėlė susijungia ir turit kokią norit ilgį. Tai dabar laikas ruoštis pjovimui, tai kad nebūtų tokio ištraukimo, tai visų pirma nusipjaunam vieną galą. Dažniausiai, kaip meistrai sako, nusipjauna tetį, nes šitą galą vadina tečiu, o aną galą vadina mama. Tai nusipjaunam mes tetį ir nuo tečio tada matuojam iki ten ir kas lieka nupjaunam ten. Tai liks toks galiukas, kurį galėsit dasijungti. Tai tvirtinimui profilį reikia pasiruošti skylutes, nes profilis ir klijuojas, ir gręžias tuo pačiu. Tai nuo kraštų kažkur kas 15 cm gręžiam ir tada kas 60 cm. Tokius atstumus darom todėl, kad visas profilis tvirtai priglustų prie sienos ir neatsirastų kažkokią tarpelę, nes vėjas ar šaltis radęs bent mažiausią skylutę, jisai eis pas jūs į namus, o to, aišku, jūs nenorite. Gręžti iš tikrųjų tai galite iš abiejų pusių, tiek per termo vietą, tiek per šitą kietą vietą, bet per kietą vietą geriau gręžti iš karto, negu ten įkrenta ir sunkiai paskui viskas matos. Tai termoprofilio, aišku, yra įvairiausių to pasirinkimas, bet čia pasirinktas būtent tokio dydžio tas termoprofilis ir dažniausiai jis yra renkamas pagal tai, kuo bus šildomos fasadas ir koks tas šiltinimo sluoksnis bus, tai pagal tai renkate savo termoprofilius ir kiek jums reikia tą langą išnešti į priekį. Laikas klijuoti savo profilius, aš dirbsiu su tokiais klijais, kurie yra skirti dirbti lauko sąlygom ir viduje tinka dirbti, bet kuo šitie klijai yra geri, ypatingai pas mus Lietuvoje šaltos žiemos būna, tai su jais galima dirbti iki -15 laipsnių ir jie išlaikys visas savo savybės ir tikrai viskas sukips, bet pačius klijus reikia pasikelti iki darbinės temperatūros, tai darbinė temperatūra yra nuo 5 laipsnių. Tai aišku, kuo bus šiltesni jie, tuo jie smagiau ir geriau tepsis. Tai deduosi iš tokios, kaip statybininkai sako, tokias dešras, montuojasi pistoletą, deduosi aplikatorių specialų. Kiekviena dešra turi skirtingą savo aplikatorių, nes klijai yra gan greit stingstantis, tai čia kai prieisi į aplikatorių tų klijų, tai jie užstings ir jau nebegalėsit dirbti, turėsit pasikeisti kitą, nebent, aišku, išnaudosit visą dešrą, tai tada ir pasikeisit. O jeigu dirbtumėt namie, pavyzdžiui, ar kažkokius smulkesnius darbus, tai yra ir ant paprasto pistoleto galite iš tokių tūtų pasiimti klijus ir su jais dirbti, o kadangi mums reikia daugiau užtepti, tai mes dirbam su didesniu pistoletu. Tai va, tepu gan storai, negailiu klijų, kad gerai viskas pasiskirstytų, visur užsipildytų jų, neliktų skylių niekur ar tarpelių, per kur eitų šaltis. Tai kai įsitepu termoprofilį klijais, dar vienas niuansas, kurio reikia būtinai nepraleisti, pasiklijuoti šitą vietą irgi klijų įsitepti, nes per čia irgi, kad šaltis neateitų, tai turim užkirsti jam visus kelius, tai pasišluojam ir va taip va, negailint, ištepam tokią L formą čia. Ir profilį prispausim čia, šjudinsim ir čia jau nebus jokios galimybės kažkam praeiti. Tai pagal langą profilio kraštuką žiūriu, kur labiausiai išlindus plyta, tai prie jos ir dėsiu tą profilį. Ir nuo jo žiūrėsiu visą lygmenį, kad būtų lygiai. Jokio tarpo nėra. Jau ant klijų gerai, bet aišku dar papildomai sugręšim, kad tikrai tvirtai prispaustų ir laikytų. Profilis šoninį susimontavom. Dabar kas dar svarbu, kad
Šaltis jis toks mėgėjas, jis įsvert per visur, o jūs to nenorit. Tam ir montuojat termo profilius aplink langus, kuriuos išnešinėsit visur, kad neįeitų šaltis. Tai čia yra tokia siūlė, per kurią norėtų šaltis ateiti. Tai šitą problematinę vietą mes irgi užsandarinam, tais pačiais klijais. Jūs galite ne tik klijuoti, bet ir užsandarintas vietas. Ta ir padarom. Dedu paskutinį profilį. Kaip sakiau, jį matuoju paskutinį, tam, kad čia neišlystų jokie galai ir būtų jisai reikiamo ilgio. Va, užsidėjo, prisispaudžiu, iš karto klijai man puikiai laiko. Imu gulščiuką, aišku, kad paskui langai nebūtų kreivi. Vidurys, aišku, dažniausiai būna išlinkęs, taigi reikia truputį pasikelti. Kaip sakoma, bam, bam, tegul termo profiliai laikos vietoj. Štai taip tinkamai ir profesionaliai yra montuojami termo profiliai. O dabar keliaujam į kitą rubriką.